Sveikučiai, draugai. Žiemos ypatumai. Ką turim objektuką tokį, kurį pasirašėm prieš pusę metų. Ten kokį 3-4 dienų darbas. Trapeciją reikia sudėti apie 100 kvadratų ant ūkinę iš vienos pusės. Esam sutarę sumą. Tai va, vežamės. Reikės truputį prailginti gegnes. Čia į kitą objektą dar vežamės, stauga dangą. Šalia yra objektas dar kits po to bus, kur reikia dangą sudėti. Tai va, pasiimėm grebės kelis 6, kelias gegnes. Išsilankstam žalią skardą, nes žalia bus trapecija. Įlojų reikės. Kraigą čia pasiimėm, tada kitam objektui iš karto išsilenkiam, nes vakar visą dieną sniga. Viską pasiruošėm, viską išsilenkiam. Pasiimėm kastuvą. A ne, Cezarį. Jau sniego grandimo ypatumai prasidėjo. Gaminukai vietoj, mediena vietoj. Medžiagos vietoj, varžtai vietoj. Dar vakar vieną mini nelaimė atsitiko su mano katilu. Buvau chebrą palikęs vienus. Gal per daug bus prikūrenę. Čia paskenda. Žodžiu, čia visa ta sistema yra turbūt nekokybiškai pajungta, nes čia patys su tėvu jungiam. Viskas, nu čia aišku išvaizda nieko nesudaro, bet karočią va, čia yra Neringos studijos šildomų grindų sistema ir va, vėl nuputė šlangą. Čia reguliatorius yra atskirai padaryti šildomų grindim. Visur sudėti yra norintai. Čia visur atrodo sudėti, bet vis tiek numetė šlangą. Čia pas mane, kam kyl klausimų, dėl ko tas vanduo yra, tai čia yra įmestas ir bliuks. Čia va yra viršutinės rats temperatūra, čia apatinė rato temperatūra. O čia yra spaudims, tai spaudims susilaiko turbūt mažiausiai 1 baras. Bet kadangi čia man dažnai būna visokių problemų, tai aš esu taip pasidarę šį. Nu ne aš čia, kaip sakant, tėvas taip sugalvoja. Tai va, esam iškart šlangą atsivedę, čia yra kraniuks. Atsisukam, jeigu trūkst, prisileidžiam vandens. Tai va, tokiu atveju, kaip dabar vėl išputė visą vandenį. Čia prisinešam vandens ir pritraukiam į sistemą. Tik tiek, kad dabar nešėm su laistytuvu, matyt, biškai nešvarus buvo tas ins, tai dabar rūdžių pilna. Tai reiks jau iš naujo išsiplauti ir prisipilti švaros vandens, nes tokia vandens gal sistema nelabai gerai pilti. Tik tiek, kam turim, galiu parodyti, yra, nu ten su svoriu yra surbliuks, stabdžių disks, matot. Dabar nėra, buvo maišą, buvo suvieniotas, kad šiukšlių nepritrauktų į sistemą. Buvo prieš tai pilpsi tokį tinkliuką. Dabar čia praeitą kartą, kai plovėm, matyti nebeuždėjom to maišą, nes buvo iš čia visas suiręs. Tai jau vargstam stopečių. Nu, nėra čia ko daug diskutuoti turbūt. Kaip padaryta tokia ir rezultatai. Viskas čia mėgėjiškam lygiai yra padaryta. Su tėvu čia patys darėm. Viskas buvo naudotas detalės, čia nuo kitų pečių, taip toliau čia iš 10 sistemų į vieną sistemą sujungta. Buvau kvietęsis ne vieną meistrą. Čia tipo aiškina, kad, nes man būdavo galiniai radiatoriai, nu, tas, kur einam į vieną galą karštas būdavo, o grįžtamasis šaltas, tai man aiškina, kad čia per plonį vamzdžiai sudėti. Čia skaitos, nežinau, 25 ar koks čia yra, ar 18 tūks. Saka, bent jau turi vieną galą sudėti storesnis, 32 ar kiek. Nes pas mane yra čia vienas radiatorius, čia antras, ten trečias, čia ketvirtas. Bet kad dabar kokius metus buvo, jokių problemų nebuvo. Viskas veikdavo labai gerai. Bet va, vakar kaip tyčia išvažiavau. Chebras skambint, saka, skęstam. Tai jau visos sistemos vandenį išputė. Tai va, dabar čia biškai atsivalėm, laukia meistrą. Nežinau, ar užteks čia vėl tą sutvarkyti.
Ką rekomendavo man daug kas ir pats tėvas sako, tu turi akumuliacinę talpą, sako, čia turi, ten yra 500 litrų toninės visokios, nes pas mum yra, kad ir tas pečius mažas, bet jis yra per galingas. Ir, ta prasme, mes negalim pilnų pajėgumų kūrenti. Atrodo, ant kas šitas pečius nieka nėra, nemažas. Bet jį pakūreni ir viršutinis iš karto. Bum, užkaisti iš karto iki kokį 100-110, o patinis po biškį kyl, net nespėjai apeit ratą ir to pasiekoji. Žiūri šnypšt per visas pusės, bet dabar kokius metus viskas buvo gerai. Šiaip buvo tie šnipštukai buvo seni, aš sudėjom mes naujus, galvom gal, nes užšildavo iki 110 nepūsdavo. Šiaip nuo 100-110 turėtų jie jau šnypšti. Tai va, keista, kad kartais nesuveikė. Tai va tokie reikaliukai. Čia elektros vamzdėlė, jeigu ką. Čia radiatorių sistema, o ten šildomos grindys studijos yra 2 ratai. Žodžiu, ne mano čia sritis yra, pats tai nesusitvarkysiu. Čia jau šitas, kokius 3 kartus buvo va šitą numetę. Jau įsitempęs yra va kažkoks net nebė vietos, tai va dabar šitą reiks tvarkyti. O, tik iš čia su ranka atsisuk. Tik čia jie visi su ranka atsisuk. Nežinau, čia taip turėtų būti. Kažkas atvažiavo, tai gal meistras ir atvažiavo. Jo, turbūt meistras atvažiavo, einam žiūrėti, ko pasakys. Pafilmuosiu biškį jum čia, ką čia darot? Filmuosi? Jau filmuoju. Jokia situacija dabar. Visiškai subinėčiau. Tualeto šiltinimo darbeliai. Kad rūro nešaltų, šaunam va plevykę sieninę, dėsim vatą, dėsim plevelę ir apkalsim kokią plokštę. Ir galėsim nuleisti šiltai maloniai laiką. Galėsim čia teleką prisisukt priekį, kad kai sėdi, kad arba pornografiją žiūrėti. Ai, čia nereikėtų sakyti. Tai va kažkaip taip. Laisvu laiku. Čia plastikinį langą reiks viršų įdėti. Pakalimai yra, lėtos sistemas dar nėra. Sodybėlė. Čia tvorą esam nepasibaigę. Iki čia yra poliai padaryti, bet taip nepasibaigėm. Ir ten dar vienas tarpas matosi. Nes ten buvo tai vietoje akmenys ir nepadarėm, tai va tiek ir liko. Tai šiemet jau, kaip sakant, apsileidom biškį per tuos darbus. Ką, važiuosim darbus, buvo atvažiavęs meistras, sutvarkys pečių. O mes važiuosim naują objektą pradėti, susimatysim ten. Štai atvykome prie vieno objekto, kurį vasarą pradėjom, nes buvo audros nunešts visas. Prašė žmonės bent paplevelę paslėpti, tai va, atvežė medžiagų dar. Čia savininkai yra UK, anglai. Anglai sumastė nusipirkti Lietuvoje va chatą. Tokia sena apleista sodybėlė. Ir va mes čia stogą pakeisim, tai turim dabar vieną halturkę čia kitam kaime porai dienų. Trapeciją dėsim, pamatysit. O čia turėsim, va, sudėsim stogo dangą, vėjelentes ir kraigą, o pavasarį atvažiuosim, pabaigsim lietaus sistemą ir pakalimus. Taip čia esam susitarę, nes neturim laiko. Tai va maždaug taip. Bet čia atvežim lankstinius, kraigą, stogo dangas truputį, nes trūksta. Tai čia viskas, kas ruda išsikrausim, žalę vešim į kitą objektą. Tai jau atvažiavom į objektuką. Reikia mum voljerui pakeisti stogą. Šitą pusę, čia įloje sudėti ir šitą pusę. Darbelį juda. Prasilgino
Lygnam gėgnės va taip, 20 cm. Pastogę dėlesnės negalim daryti, nes garažo duris. Priekinę lentą seną nuėmėm. Uždėsim naują. Ir dėsim ant viršaus senų šitokią stogo dangą. Toks užsakymas, tokie darbeliai. Trapecija. Žalia. Tai yra mūsų tikslas ją uždėti čia. Čia, tada lietaus sistema, kaktą apskardint, laštakis, pastogės nebus, sudėti vėjelentes, kreigą, įloją. Viską esam išsilenkę. Neaišku, pagal viską turbūt, kad nereikės dangos skirti, nebent kokius 5 cm. Nes biškį ilgiai skirias, užsisakėm pagal ilgiausią, čia 5 cm trumpesnis, bet gal išeis. Senas šiferiukas. Čia po krušos buvo visas suvarytas toks. Matot, kiek skylių, tiek makroflekso privaryta. Tai čia buvo sudaužytas. Tai čia nuo vasarą žmonės prašė, tai dabar atsilaisnom, tai dabar darbuojamės. Nieko čia lyginti nereiks. Nuimt šiferį ir uždėti skardą. Nu ir sumontuoti lietaus sistemą. Tai čia jau pasidarom viską lygiai palei gulščiuką, o toks jau apylygus yra. Pakalimą nieką irgi nedarom. Dėsim skardą, matysim palei šniūrą apačią, šonus kaip bus, tai bus. Įstrižainės jokias neimsim. Užsidėsiu vėjelentę ir bus gerai. Kaip sakant, ūkiškai čia dirbam. Opa, turim pradžią. Trapecija. Minusas kavarštai, visi matos. Minusas vis toks nelygits, minusas lentas belenkur, tai va taip ir atrodo belenkur. Kraigą iš karto dedamės. Ką šiandien dar kelias eilės sudėsim. Dabar nusimsim vėl kelias eilės lapų. Ir vėl dėsim dangą. Iškišom 5 cm. Dėsim, skardėsim kaktą, dėsim laštakiuką, dėsim lietaus sistemą. Pakišim vėliau laštakį, mes vis laik taip darom. Jokio bėdų nematom dėl to. video bloga. Man nuo video bloga, tas pats. Iš triusikų, jo, man irgi būdavo anksčiau su vienas triusikas.